Tikriausiai nekartą esate girdėję apie Islamo valstybę, dar kitaip žinoma kaip ISIS. Tačiau oficialus jos pavadinimas – Irako ir Levanto Islamo valstybė. Žinoma, šiuo metu visų akiratyje atsidūrė Afganistanas, Talibanas ir dar vienas didžiosios pasaulio jėgos atsitraukimas iš šios Prancūzijos didžio kalnų valstybės. Tačiau nepaisant šių pastarųjų įvykių Afganistane, jau dabar pasigirsta įvairūs pranešimai apie Islamo valstybės atšakas šioje konfliktų draskomoje šalyje. Be to, ISIS istorija neatskiriama nuo Afganistano. Todėl šiandien pabandysime išsiaiškinti, kas yra ISIS, kaip jie atsirado, su kokiais iššūkiais susiduria šis judėjimas ir kodėl ateityje jis turi galimybę peraugti į tikrą valstybę, apjungsiančią didelę dalį musulmonų. Taigi, kas yra ta Islamo valstybė? Pirmiausia, būtina pabrėžti, jog tai nėra tikra valstybė, nes ji neturi nei suvereniteto, nei pripažintos teritorijos, nei pilnai funkcionuojančių institucijų, kurios būtinos šiuolaikiniai valstybei egzistuoti. Geriausias šio darinio apibūdinimas būtų karinė islamo ekstremistų besivadovaujančių salafų džihadizmo doktrina grupuotė. Bet būtina paminėti, kas yra salafų džihadizmas. Trumpai tariant, tai hibridinė religinė politinė ideologija siekianti pasaulinio kalifato. Tačiau ISIS neatsirado spragtelėjus pirštais. Šios organizacijos ištakos siekia 1999 metus ir su jie siejamos 5 grupuotės, kurios laikomos jos pirmtakėmis. 1999 metais įkurta Džamat al-Tawhid wal-Džihad organizacija arba monoteizmo ir džihado kongregacija. Jos lyderiu ir įkūrėju laikomas Abu Musab al-Zarqawi, kilęs iš Jordanijos. 1989 metais al-Zarqawi išvyko į Afganistaną prisijungti prie modžahedų kovojusių prieš Tarybų sąjungos invaziją. Tačiau atvyko per vėlai, nes sovietai buvo beveik išvedę visą savo kariuomenę. Todėl gan greitai grįžo atgal į tėvynę, kur 1992 metais buvo suimtas dėl sprogmenų ir ginklų rastų jo namuose. Būtent kalėjime atsiskleidė tikroji al-Zarqawi asmenybė. Pasak Jordanų žurnalistų, kalėjusių kartu su al-Zarqawiu, kalėjimas ne tik išryškino jo charakterį, bet ir prisidėjo prie intensyvesnio ekstremizmo pasaulėžiūros susiformavimo. Dėl savo charizmos ir reputacijos jis tapo lyderiu kalinių tarpe, ko pasekoje pradėjo leisti religinius įsakus, vadintis šeichu ir išmoko Koraną atmintinai. Vėlesniais metais paviešinti dokumentai tik patvirtino žurnalistų žodžius, jog ne afganų džihadas, bet būtent tie 7 metai kalėjime, per kuriuos jis buvo kankinamas, o dėl įvairių infekcijų netgi neteko pirštų, nagų ir vienu momentu 8,5 mėnesio praleido vienutėje, radikalizavo jį. Todėl jo nuomonė prieš visus policininkus, teisėjus ir valdžios narius, kurie jo supratimu buvo tironiškų santvarkų šalininkai, yra būtina kautis. 1999 metais išėjęs iš kalėjimo al-Zarqawi išvyko į Afganistaną, kur Kabule susitiko su Osama bin Ladenu ir kitais Al-Qaidos lyderiais. Jo prašymu bin Ladenas paaukojo 200 000 JAV dolerių, kuriuos įvardino kaip mažas pradinis kapitalas. Panaudodama šiuos pinigus, al-Zarqawi atidarė džihadistų treniruočių stovyklą Herato mieste Afganistane, esančiame netoli Irano sienos. Būtent ši stovykla ir tapo Islamo valstybės užuomazga, kurioje susikūrė šios valstybės pirmtakį – monoteizmo ir džihado kongregacija. Kongregacijos vykdyta politika ir islamo interpretacija pasižymėjo absoliučiu ekstremizmu. Ji teigė, jog apkaltinus kitus musulmonus erezijų skleidimu, tai pateisinamas jų žudymas. Šis teiginys ne vieną kartą buvo sukėlęs trendį tarp bin Ladenų ir al-Zarqawių. Per jų pirmąjį susitikimą al-Zarqawi nekartą pabrėžė, jog šitams turi būti įvykdytos egzekucijos. Kongregacija laikėsi savo įsitikinimų, naudodama barbariškas priemonės sukilimams kurstyti ir palaikyti, pradedant savižudžių susisprogdinimais, dažnai naudojant automobilius, pagrobimais, užpuolimais rankiniais granatsvaidžiais arba kitais šaunamaisiais ginklais, mortyromis ir baigiant dekapitaciją. Grupuotė piką pasiekė 2003-2004 metais. Vien per šį laikotarpį ji įvykdė 23 teroristinius aktus, įskaitant 9 civilius iš įvairių pasaulio vietų, kuriems buvo nukirstos galvos, o vaizdo įrašai išplatinti internete. 2004 metais al-Zarqawi prisiekė ištikimybę Osama bin Ladeno vadovaujamam Al-Qaidos tinklui, ko pasekoje monoteizmo ir džihado kongregacija nustojo egzistuoti ir pakeitė pavadinimą į Irako Al-Qaidą. Iš esmės ši grupuotė niekom nesiskyrė nuo kongregacijos, juolab jokios lyderių liko al-Zarqawi.
todėl toliau buvo tęsiami išpuoliai prieš civilius, diplomatus, žurnalistus, valdžios atstovus ir pastatus. Tačiau Irako Al-Qaidos egzistavimo pikas 2004-2006 metais atskleidė vidinius nesutarimus ir galimą skilimą. Būtent šie vidiniai ginčai išryškėjo 2005 m. rugsėjo-spalio mėnesiais tarp vietinių Irako arabų sunitų sukilėlių, kurie norėjo atkurti sunitų įtaką Irako vidaus politikoje. Todėl palaikė balsą prieš spalio 15-ąją vykusiame referendume dėl Irako konstitucijos. Ir Al-Zarqavio Irako Al-Qaidos, kuris siekė įkurti teokratinę valstybę ir grasino nužudyti tuos, kurie įsitrauks į vidaus politikos procesus su šiitais ir kurdais, įskaitant ir tuos, kurie dalyvaus referendume. 2005-2006 Al-Zarqavio vadovaujama Irako Al-Qaida pradėjo silpti ir prarado ne vieną tvirtovę, kurioje buvo įsikūrusi. Prie dominuojančių pozicijų praradimų prisidėjo sėkmingos amerikiečių bei sąjungininkų atakos. Be to, organizacijos vykdomas smurtas prieš civilius ir fundamentalistinė doktrina atgrasė daug norinčiųjų prisijungti. Todėl 2006 sausį priimtas sprendimas sukurti Modžahedų konsiliumo tarybą, kurios tikslas buvo suvienyti sunitų sukilėlius Irake. Tarybą sudarė Irako Al-Qaida bei 5 mažesnės sunitų islamistų grupuotės. Apie šią organizaciją yra mažai žinoma. Sausio 5 2006 metais jos lyderiu paskirtas Abdullah ibn Rashid al-Baghdadi, kuris praėjus vos keliems mėnesiams balandžio 16 perleido valdžią Al-Zarqaviui. Tačiau 2006 tapo permainų metais visai teroristiniai organizacijai ir padėjo pamatus dabartiniai islamo valstybei. Tų pačių metų birželio 7 po sėkmingos JAV oro atakos Al-Zarqavi nužudomas, jo įpėdiniu tampa Abu Ayyub al-Masri. Neilgai trukus spalio 13-ąją Modžahedų konsiliumas paskelbė įkuriantis Irako islamo valstybę ir jos vadovu paskiriantis Abu Omar al-Baghdadi, kuris pasiskelbė esąs emyras. Todėl spalio 15-ąją Modžahedų konsiliumo taryba ir Irako Al-Qaida nustojo oficialiai egzistavusius. Naujai įkurtos Irako islamo valstybės organizacijos lyderis net ir šiandien išlieka tikra mįslė, kuri tikriausiai paprastiems žmonėms taip ir liks paslaptimi. 2007 Liepą JAV kariuomenės atstovas Kevinas Bergneris pareiškė, jog Abu Omar iš tikrųjų neegzistuoja ir kad visi jo garso įrašai buvo skaitomi pagyvenusių irakiečių aktorius. Vienas iš sulaikytųjų Irako Al-Qaidos narių, Khaled al-Mashhadini, taip pat pareiškė, kad Abu Omar yra išgalvota asmenybė, sukurta tam, jog užsienio valdoma grupuotė save pristatytų kaip irakiečių organizacija. Be to 2008 kovą kitos teroristų grupuotės Irako Hamas atstovas patvirtino abejonės dėl Abu Omar, teigdamas, kad tai yra Al-Qaidos išgalvotas žmogus. Tačiau vėlesniais metais JAV žvalgyba ir kariuomenė pakeitė nuomonę ir pripažino, jog Abu Omar galėjo užimti lyderio pareigas. Pagal viešai prieinamus duomenis, toks žmogus realybėje tikrai egzistavo ir remiantis JAV pateiktais duomenimis 2010 balandžio 18 sėkmingos oro atakos metu buvo nukautas. Jo įpėdiniu tapo Abu Bakr al-Baghdadi. Jis yra ilgiausiai vadovavęs šios organizacijos lyderis. Abu Bakr išsilaikė ne 9 metus, kol 2019 spalio 26 jungtinių Rusijos, Turkijos ir JAV pajėgų užspeistas tunelyje susisprogdino su 2 savo vaikais. Tačiau Abu Bakr paliko ryškų pėdsaką šioje grupuotėje. Visų pirma, jis buvo pirmasis vadovas 100% tiesiogiai dalyvavęs vykdomuose nusikaltimuose. Tai jezidų genocidas, seksualinė vergovė, organizuoti išprievartavimai, plakimas rykštėmis ir egzekucijos. Taip pat Abu Bakr įgalino įvairius žiaurumus, kaip organizaciją garsinančią propagandą, ko pasekoje buvo kuriami bei platinami vaizdo įrašai, rodantys seksualinę vergovę ir egzekucijas, užkapojant, užmėtant akmenimis bei sudeginant. Pats Abu Bakr buvo pasižymėjęs prievartautojas ir netgi pastoviai turėdavo keletą asmeninių sekso vergių. Būtent jis yra tas žmogus atsakingas už mums šiandieną žinomą islamo valstybės sukūrimą, bei 2014-2015 metais jos galios viršūnėje vykdytus sveiku protu nesuvokiamus nusikaltimus. 2013 jis paskelbė įkuriantis Irako ir Sirijos islamo valstybę, dar žinoma kaip ISIS. O 2014 grupuotė pasiskelbė esanti pasauliniu kalifatu ir pradėjo save vadinti mums visiems šiandieną jau žinomų pavadinimų – Islamo valstybė. Abu Bakr susisprogdinus jo vietą perėmė Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi,
ir šiuo metu yra Islamo valstybės kalifas. Kol kas labai mažai žinoma apie šį asmenį, todėl egzistuoja daugiau spekulacijų apie jo tapatybę nei tiesos. Įvairių žvalgybos tarnybų nuomonių, Islamo valstybė yra patyrusi didelių nuostolių, todėl jų įsitikinimu dar negreitai išgirsime naujojo lyderio kalbas, o ypač tas, kuriuose matytųsi jo veidas. Žinoma, būtina paminėti, jog dėl šios organizacijos veikimo šešėlyje yra daug nesutapimų. Pavyzdžiui, jos pirmtakės Irako Al-Qaida, Irako Islamo valstybė ir ISIS oficialiai neegzistuoja, tačiau realybėje jos vis dar veikia. Kitaip tariant, Islamo valstybė turi daug mažų atšakų, kurios iš esmės yra apjungtos po vieną organizaciją ir lyderių. Taigi su kokiais iššūkiais susiduria ši grupuotė šiandieną? Pats didžiausias iš jų – išlikimas. Po sėkmingų operacijų prieš šią organizaciją ji prarado beveik visą turėtą įtaką, bet svarbiausias nuostolis yra pajamų šaltinių nebuvimas. 2014-2015 metais Islamo valstybė kontroliavo kelias naftos išgavimo platformas ir ją pardavinėjo, o tai buvo didžiuliai pinigai padėję išsilaikyti. Tačiau dabar tenka pasikliauti vagystėmis, užpuolimais, reketo ir išpirkų reikalavimu. Kitas iššūkis – atsistatymas. Žinant, jog visi Islamo valstybės nariai yra medžiojami ir ieškomi įvairiausių pasaulio saugumo tarnybų, šis etapas beveik neįmanomas. Žinoma, jeigu nutiktų taip, kad organizacija vėl pradėtų gauti didžiulės pajamas, nesvarbu iš kur, yra labai tikėtina greito atsigavimo galimybė. Bet nepaisant visų šių šiandieninių problemų, kokia Islamo valstybės ateitis? Mažų mažiausiai ji miglota ir tikėtina vedanti į niekur, o tai mums tik į gerą. Tuo pačiu mūsų nelaimėje jie turi vieną kozerį, į kurį būtina atkreipti dėmesį – tai religija. O nuvertinti Islamo įtaką būtų tikra kvailystė, todėl ją būtina aptarti. Tam, jog suvoktume, koks Islamas stiprus net ir šiandieną, turime atidžiau pažvelgti į musulmonų bendruomenės. Sakydamas bendruomenės, turiu omenyje ne Europoje esančias, o būtent artimuosiuose ir viduriniuosiuose rytuose bei Šiaurės Afrikoje. Jose vyras dominuoja kaip šeimos galva, stiprus giminystės bei pažinčių ryšiai, didžiulis pamaldumas bei religijos susiliejimas su valstybe ir politika. Tad netgi Islamo palyginimas su krikščionybė yra netinkamas, nors jos ir turi panašumų. Nei vienam krikščioniui nereikia bent kartą gyvenime nuvykti į Jeruzalę ar Romą ir ten melstis kelias dienas iš eilės. Retas krikščionis šiandien meldžiasi kelis kartus per dieną, o tuo labiau neina į bažnyčią. Būtent milžiniška religijos įtaka ir užburianti atmosfera besimeldžiant grupėmis mečetėse, kas bent akies krašteliu matė supras, sukuria galimybę patraukti žmones savo pusėn. Be to reikia paminėti, jog tas kraštas yra tautiškai labai turtingas. Todėl toks nacionalizmas ir tautinės valstybės kaip Europoje yra praktiškai neįmanomi dalykai, kas palieka vieną išeitį susivienyti – tai religija. Ir jeigu grįžtume laiku atgal į 1923 metus, tai būtų paskutiniai kalifatų gyvavimo metai, kuriuos užbaigė Osmanų imperijos žlugimas. Kitaip tariant, arabų kalifatui susikūrus 632 metais, jo idėja realybėje išsilaikė net 1291 metus ir tai tik įrodo Islamo religijos vienijančią galybę. Gera žinia ta, jog dabartinė Islamo valstybė turi labai mažus šansus suvienyti susiskaldžiusius arabus bei kitataučius musulmonus. Vien dėl ekstremalios fundamentalistinės politikos ir teroristinės organizacijos šleifo. Ekspertų nuomonė yra 4 valstybės, kurios galėtų imtis vienytojo vaidmens. Tai Alžyras, Turkija, Saudo Arabija ir Iranas. Bet tai tema jau kitam video. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko, paspauskite nykštį į viršų ir prenumeruokite kanalą. Iki!